Šiandien noriu pasidalinti keletą patarimų, ką rekomenduočiau daryti dažniausiai vakare prižiūrint savo veido odą ir atliekant pratimus. Tai idealiausia, kad vakaro rutiną jūsų papildytų kaukės, serumai ir ypatingai rekomenduoju atlikti tai 2 valandas iki miego, tam, kad jūsų priemonės, kurias jūs uždėsite po savo veido jogos, veido fitneso ar kaip tai bepavadintum, pratimų įsigertų į jūsų odą. Viena iš didžiausių klaidų, kurią darom mes, moteris, kad naudojam savo priemonės iš karto prieš miegą. Ir ko pasekoje mes dažniausiai ryte galime matyti paburkusius paakius, paburkusią veido odą, blizgančią veido odą, tarsi riebaluotą. Ir visa tai yra viena iš priežasčių, kad tai gali būti nesusigėrusios ir likusios ant mūsų veido odos paviršiaus priemonės, kurias rekomenduoju visada savo klientams dėti 2 valandas iki miego tam, kad priemonės įsigertų į mūsų veido odą ir miego metu, kada mūsų veido oda atsinaujina, regeneruojasi, visos aktyvios dalelės ir visi aktyvūs ingredientai veiktų mūsų poodinėme sluoksnėje. Taigi, vakaro rutinoje rekomenduoju dažniausiai atsipalaidavimą. Ir visų pirma, atsipalaidavimą reikėtų pradėti nuo savo kaklo srities, kadangi per dieną mes sukaupiame labai daug naštos, rūpesčių, ar ne? Ir ką reikėtų daryti, tai iš viršaus į apačią tiesiog glostomaisiais savo judesiais, pramasažuojam savo kaklą, patrinam vienas su kitu, štai tokiu judesiu, ar ne? Iš viršaus, kiek įmanoma aukščiau, pratrinam ir pramasažuojam. Ir galiausiai pereiname prie savo pečių. Lygiai taip pat važiuojam iš viršaus į apačią, jaučiam savo pečių liniją. Kaip ir sakiau, kiekvieną kartą atlikdamas savo pratimus pasistengkit išlaikyti pečius atvirus, tai yra kiek įmanoma atlošti labiau, ištiesinti kaklą. Jeigu nelabai pavyksta, rekomenduoju prispausti savo nugarą prie sienos, prispausti galvą prie sienos ir tokiu atveju pabūti keletą minučių dienoje tam, kad jūsų laikysena būtų vis taisyklingesnė ir taisyklingesnė. Labai lengvų judesių pramasažuojam savo pečius pirmyn atgal. Kviečiu pasidalinti, ar tai jūs darote kiekvieną dieną. Tai galite suvesti ir su sąmoningumu, tai yra paglostymas savo pečių, savo naštų, atsikratymas savo per dieną sukauptų rūpesčių. Paglostome vieną ir kitą pusę. Švelniai, kiek tik leidžia jūsų kūnas. Glostote. Šitos pratimus galima atlikti netgi ruošiantis visai lovą. Atpalaiduojam. Galite užsimerkti, pajausti. Turite jausti labai lengvą šildymą pečių srityje ir tarsi tokį lengvumą pečių srityje. Vėlgi, ką rekomenduoju, dar prasukam pečiukus. Toks prasukimas iš priekio į galą gali būti pirmais kartais truputėlį skausmingas, truputėlį nemalonus, kadangi gali jaustis sustingimas. Po to įkvepiam su kaire puse, iškvepiam su dešine. Galvą laikom tiesiai, juda tik mūsų pečiai. Keletą kartų. Idealiausia minutė laiko. Prasimankštinam, atpalaiduojam pečius ir pereinam prie savo veiduko, kadangi per dieną mūsų veido oda lygiai taip pat nuvargo, pavargo ir ją reikėtų atpalaiduoti. Sutinkat? Taigi, ką reikėtų daryti, tai apsukam liežuviu aplink savo burną.
Rekomenduoju iki 15 kartų į vieną pusę, po to į kitą pusę. Užmerkiam akis. Ir į kitą pusę. Atsipalaiduojam, po to dar liekam ties burna. Pakeliam savo viršutinę lūpą, kiek įmanoma aukščiau ir palaikom skaičiuodamas iki 15. Atpalaiduojam. Vėlgi turim jaustis labai lengva, atpalaiduojantį pojūtį. Keletą akimirkų pailsinam ir 3 kartus po 15 kartų tiesiog pakeliam savo viršutinę lūpą. Kiek įmanoma aukščiau. Atpalaiduojam. Jaučiam lengvumą. Jaučiam labai lengvą jausmą savo veide, kadangi mūsų oda ruošiasi lygiai taip pat ilsėtis, kaip ir mes. Ir paskutinis kartas 15 sekundžių. Atsipalaiduojam ir pereisim prie žandukų. Lygiai taip pat imam savo žandukus nuo nosies kampučio ir tiesiog žandukus pramasažuojam į viršų. Atpalaiduojam savo žandų raumenukus. Išpalaiduojam, jaučiam labai lengvai, labai švelniai. Vėlgi, ar ne, ką mes darom, nuo nosies kampučių tiesiog nuvedam į savo drenažą, ten, kur reikalinga ištekėti visam susikaupusiam vandenukui. 15 kartų. Po 3 kartus. Pailsindami patapšnojam, pamasažuojam ne tik žandukus, bet ir žemiau. Pirštukais atpalaiduojam ir dar. Ir po šitokio veido pratimukų rekomenduoju patepti veido losjonu ir tiesiog uždėti kaukę arba serumą ir leisti visiškai atsipalaiduoti savo odai. Jeigu dedat kaukę, tai kaukę palaikom 15-20 minučių. Nuimam ir tada pabaigiam savo kremu ar tai losjonu, atpalaiduojam. Ir paskutinis kartelis 15 kartų. Keliolika kartų pravažiuojam savo ritmu, savo tempu, neskubėdamas ir jausdamas save ir atpalaiduojam. Ir paskutinį kartelį atpalaiduojam. Ir pereisim prie kaktos. Kaktą dedam 2 pirščiukus. Vienus priešais kitą, prasikeičiam truputėlį ir pramasažuojam. Lygiai taip pat 15 kartų į vieną pusę, į kitą pusę.
Ramus yra labai lengvai, nes pasistengiam nespausti, jeigu ryte galim truputėlį paspausti, tam, kad paaktyvintumėm kraujotaką, o vakarui darom kiek švelniau savo veidukui. Ir vėl atpalaiduojam. Užsimerkiam akytes ir paskutinį kartelį. Paskutinis mūsų pratimas. Su švelnumu ir meilė savo. Patapšnojam. Uždedam delnus ant veido. Paspaudžiam. Tiek šiandienai vakaro rutinai. Pasimėgaukit, pasilepinkit ir lauksiu jūsų komentarų, kaip jums pavyko atlikti. Į sekančią kartą.